Dainavos futbolininkai. Pirmasis įvartis buvo įmuštas jau 12 rungtynių minutę. Ir koks įvartis? Kėdainiškis Skibiniauskas iš krašto perdavė kamuolį Popovui ir šis, nedailindamas situacijos, spyrė į vartus. Atsitrenkęs į skersinį, kamuolys nusileido už vartų linijos. 1-0 Kėdainių naudai. Įdomu, kad vietos komanda žaidžia tik Lietuvos salės futbolo čempionate, o didžiojo futbolo pirmenybėse nedalyvauja. 28 minutę neprastesnį įvartį įmušė jau Veisiejų Dainava. Po ilgo perdavimo į baudos aikštelę lengvų galvos bakstelėjimų kamuolį į tolimą į vartų kampą nukreipė Stankevičius, lygų 1-1. Tada ir prasidėjo. Praėjo vos porą minučių ir priekėje jau Dainava. Po perdavimo beveik nuo aikštės vidurio ir gynėjų bei vartininko klaidos įvartį įmušė Akrimas. Netrukus salininkai galėjo rezultatą išlyginti, bet po fantastiško kabutėse Dainavos gynėjo perdavimo Popovas iš kelių metrų atstumų sugebėjo visgi pataikyti vartininką. O 37 minutę rezultatas jau tapo 3-1. Veisiejiškis Ramanauskas po šio įvarčio be jokio sąžinės graužimo gali ir toliau vilkėti rezultatyviausio A lygos futbolininko Veličkos numerių pažymėtus marškinėlius. Trečiosios lygos atstovai šiek tiek atitrūko. Tačiau po 2 minučių paaiškėjo, kad savo Veličką turi ir Kėdainių salės futbolo klubas. Už pražangą baudos aikštelėje Dainavos vartus buvo paskirtas baudinys, kuri kairės kojos smūgiu išnaudojo irgi 17 numerių pažymėtus marškinėlius vilkintis Tutorius. Po pirmo kėlinio 3-2 svečių naudai. Užuomina, kad didžiojo futbolo aikštė kėdainiškiams dar per didelė, buvo mesta antro kėlinio pradžioje. Suklydus vartininkui ketvirtąjį įvartį aikštės šeimininkų vartus įmušė Grigas. Po šio smūgio salės futbolo atstovo jau nebeatsitėse. Galutinis šių rungtynių rezultatas 5-2 Veisiejų komandos naudai. Dainava pateko į taurės aštuntfinalį. Kol žiūrėsite, kaip toliau klostėsi rungtynės Kėdainiuose, trumpai apie kitus antrojo etapo susitikimus. Mažosios Lietuvos futbolo taurės laimėtojai, tik trečioje lygoje žaidžiantis, bet salės futbolo turnyruose savo lygių neturintis Kauno Inkaro veteranai įveikė pirmosios lygos atstovę Jonavos Lietavą. Vieni iš pirmosios lygos lyderių Kauno Jėgeriai, antrosios lygos Telšių Mastį nugalėjo tik pratęsus rungtynes. Antrosios lygos Ekranas 2 įveikė pirmosios lygos outsiderę Kauno Karedą. Pirmosios lygos lyderė Rūdiškio Vėtra sutriuškino ten pat žaidžiančią antrąją Žalgirio komandą. Be gailesčio savo varžovus iš Alytaus sumindė ir po Rūdiškių klubo pirmoje lygoje žengiantis sostinės Polonijos futbolininkai. Tai, ko gyrėmės praėjusią savaitę, šiandieną teks mums atiduoti vienam iš